Aš esu laiminga. Nuostabi vasara buvo, ne? Ir laikas Aliaska. Aliaska, aš čia dar sugrįšiu ne kartą. Jo, nuostabu buvo. Atvažiavom pasiimti pono. Hello, atvykom į savo viešbutį. Jame praleisime vieną naktelę. Sveiki, atvykę į Vašingtono valstiją, Seatlą. Taigi apsistojame šitame viešbutuke, kad būtų arčiau viešbučio ir kad būtų arčiau oro uosto. Tobula! Ir įsivaizduokit šilta, bele kaip šilta, mes einam su šortais visi. Wow! Seatlas 10/10, nes gavau dušą ir saulę. Vis daug nebereikia. Važiuoti į centrą kainuoja $3 vieną pusę, tai pirmyn atgal apie 6. O važiuosim ką minučių? Apie... Pažiūrėsim, kiek bomžus skaičiuosim. Skaičiuosim bomžus. Ne, tai nebuvo bomžus, nebuvo. Kokios 0 man. Nu va, atvarė metro, gražus, naujas. Metro labai švarus ir gražus. Atvykome... Mes lankytinas objektas yra turgus. Taip. Na tai žodžiu, ką mes sakom, kad labai europietiškas miestas, turi vaibo Europos iš tikrųjų. Suskaičiavom 3 bomžus kol kas. Nedaug, nei daug, nei mažai, ne, kaip jūs sakot. Ir Vilniui tiek skaičiuotum, ne? Stotys skaičiuotum vien kokius 20. Tai va, labai fainai. Šitas turgus labai populiarus dėl gėlių. Labai gražios puokštės viskas. Nupirksi? Taip, kur dėsi? Į širdelę. Taip pat be gėlių čia turime labai daug. Siek lobsteris. Ir dar krabus paformuoti. O, grįžę. Kaip ranka. Ir krabus. Krabų kojos. Čia turbūt king crab. Skanu? Ir valgyti norim, tai dabar tiesiog belę ką darom. Tikiuosi nepripylė niekas narkotikų. Turbūt pripylė, aš manau. Koks geras šitas. Jo, citrinis, ne? Valgyt nori jums. Jo, atėjom į antrą vietą. Net nepraėjom turgus, bet tiesiog nebegalim, jau žiauri valgyti. Žalėja česnako kvapas. Taip. Atėjom į alaus gamyklos kavinę. Taigi, ką čia užsakėm? Stuokime alų. Populiari vieta, kurioje žmonės ima testuoti alų. Ir tipo geriausias šios. Turime sąrašą? Turime sąrašą. Tai čia dabar tu paskutinį pasiėmė. Ne, to galo. Gerai, atsiprašau. Vakarės. Pilsneris originaliai čia padarytas. Pažiūrėsim po 6, kaip jausimės. Nu va, kiekvienas įsirinkom palei savo užgaidas. Kainas parašysim vėliau. Pavalgėm, labai skaniai. Tipsų nepalikom. Nu palikom. Palikom $5. Nu labai Einam nepatiko iš čia. aptarnavimas. Nepatiko aptarnavimas, o maistas superinis. Maistas superinis, aptarnavimas labai nepatiko. Aptarnavimas buvo toks blogas, taip pikta, kai pas mus ateina per lietingą dieną paskutiniai žmonės, va taip aš bendraudavau su jais, kaip mūsų dabar aptarnavimas. Serverio. Los Angeles Bay. Los Angeles. Bliava, net nereikia į Los Andželą važiuoti aistę. Ką tu pasakei? Reikia. Pažiūrėk, šilta, bangos. Kalnai. Tai yra pirmasis atidarytas Starbucksas pasaulyje. Ir Labai retro vibes tokie. bet eilutė irgi. Mes norėjom kavuko, bet neįmanoma gauti. Neįmanoma. Nu, kaip jauties, Rugilė? Normaliai. Nėra Keista po blogai. tokios ramybės, būt tokiam šurmulybiški, gal net galvelę skauda. Bet Viskas gerai. Einu bubble tea. skaniai tai- pavalgy. Tikėkimės dabar bubble tea bus skani. O vaizdas labai tvarkingas miestas. Atėjome į vieną iš populiariausių bubble tea parduotuvių Seatle. Bubble tea tai yra taivanietiškas gėrimas, kurį Rugilė labai mėgsta. Mano svajonė yra turėti tokią parduotuvę. Nu gal kiek jaukesnį. Kainos. Visko noriu, kaip pigu. Kainos labai žmogiškas. Ir šitas, tai neatrodo, noriu šitų 3.
Pirmas gurkšnis. Labai skanu. Pasiriau labiausiai perkamiausią ir čia original kažkokį. Brown sugar su tapijoka. Nestrauk. Pamaklavo. Baisiai saldi. Turim brown sugar su kava ir tada matcha. Kai išgeri K-pop arbatos, labai korejietiškas stilius pasidaro tau. Atėjome į pačią didžiausią RAI parduotuvę. RAI. Į pačią pirmą. Pirmą pasaulyje. Jie turi net dviratį pasibandymo taką. Turi laipiojimo olą didelę. Šiaip vidur parduotuvė. Jo. Kas dar nežinote, aš esu RAI gerbėjas. Membership turi Tomas RAI. Esu membershipą laikytojas, turėtojas. Na ir einame į parduotuvę. Negalėjau smūgti. Tokios gražios gatvės. Gražios ir tvarkingos gatvės. Šuniukų parkas. Šuniukų parkas. Rugilė liūdė. Taip, nes aš labai noriu Tavo šuns. pasakyti tiesiai į kamerą, tai ir pirksi tą šuniuką. Nu tai nepirksim, nes liekam bute. Prašau, jeigu kažkas namuojat Kaune būtų, būtų gerai, kad būtų, tikrai gražus. Pet friendly, Ir priimtų mane su triušiuku ir mažu šuniuku ir dar reikia parkingo vietos. Minimum kaina? vienos arba du. 200 norėtų. Norėjau. Kuo pigiau 100 per mėnesį. Jo. Bet kad gražus būtų ir naujas. Ačiū, parašykit komentarą. Einame toliau, dabar prieisime centriuką. Na šiaip aišku, mes vaikščiome čia mieste, bet dabar einame link kažkokio centriuko. Tai va, matosi kaip ir tokia dangoraižiai, bet nesupras iš tikrųjų. Šiaip visai nice. Ką pasakysi? Bomžo. Štai mes, draugai, atėjome Seatlo ADT. Dėl čia nėra zoomo, tikėjaus biškį įspūdingesnės. Bet tu... Ai, ne čia? Ai, čia ADT. Ok, mas gali lėkštėvę. Space Needle. Kosmoso adata. Kosmosas, kokia adata? Kosmosas. $7, o mes visgi esam biudžetinę kelionę po Ameriką kanalą. Mes esame išbandymų kelionėje. Mes padarysim taip. Mes geriau nueisim kur nors, ką nors užvalgyti, atsigerti, tiesiog... Pasėdėti ir fainai kaip tą pakimarę. rooftop barą kokį nors. Rooftop barą aš Ir jau vis tiek radau. matysi Seatlas visas. Pasiimsim kokteiliuką. Ir nemokamai. Kodėl? Denalį filmavimo, kiek daug voverių sutinkam. Čia voverių irgi yra, bet biškai kitokių. Taigi, priėjome pop kultūros muziejų, va taip atrodo. Įdomus statinys, ten turime tą bokštą, žinokit, tikrai neįspūdingas, neapsigaukit, prastos būklės atrodo. Ne, bent jis esame amerikietis, kuris atvažiavo su mašina, pasistato, pakyla ir išvažiavo vėl. Jo. Ir brangu, o čia turime bulytės free, kurios pasidarytos 2002 metais. Tai va. Pasirodymas. Pasiskūnėm biškį, pabumbėjom, kad Ir dabar negražu einam prie einam. kur? Prie vandenuko. Taigi, priėmę fontaną. Parkiukas. Ką tik matėm žiurkę. -1 Seatlui. Realiai va tokia buvo. Va, beautiful. Pakrantę priėmę kažkokią. Hanging around after last orders, but still so far from home. It's like we're burning into embers, just a fire burns a cold world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart.
when these days have been gone. Kaip pernai buvo Eimantui linkėjimai, taip ir šiemet Eimantui linkėjimai. Ignas, pažaidžiam žaidimą Where's Waldo? Man atrodo, čia Waldo. Radai? Kaip taip greit? Labai šlikštu. Čia yra gumos pakramtytos sienos. Vien. Ignai, $10 sudodu tau, jeigu paimi kurią nors vieną ir sukontai. 110. 110? Ne, kavai neliesiu. Na, atrodo, tai... Šlikščiai atrodo. Tiem žmonėm, kurie ten įsidegė šviesą, nefain. Įspūdžiai? Patinka. Įdomu. Didžiausias fanas. Įdomu, Bet biškai ir šlikšti. Žodžiu, tai atsikėlėm, su Tomu su metro atvažiavom į nuomojamų mašinų punktą, tai imam mašiną iš Siksto, 11 dienų, kainavo 1227, čia jau įeina ir jaunojo vairuotojo mokestis. Apart didelės eilės, ten gal koks 20 žmonių, bet mes laiku atėjom, buvom tik tai 7 eiliai. Viskas labai smooth. Nu ir va, čia mūsų mašinukas, ne? Dičkia. Čia grinai roadtripo mašina. Atsigult net gali. Belė kiek vietų. Bandyšką pasireguliuoti. Oi, kiek važiuosim. Iš Arizonos mašina. Rimtai? Arizonos numerį. Būsim kieti. Šiuo metu vyksta labai didelis stresavimas, niekas netelpa, bet išsipiluojam rūbus ir keliaujam krautis mašiną. Mūsų bolidas turi milžinišką lagaminą ir kuo didesnis, ne lagaminą, bagažinę, ir kuo didesnė bagažinė, tuo mažiau atrodo telpa. Iki šokolado jau. Seatlas labai pramoninis miestas, Chevrolet Pacifica. Chevrolet Pacifica. Įdomumai, palyginimai. Žiūrėkit, aš sėdžiu už Tomą. Tomas didelis žmogus. Aš atsigulęs esu. Asti irgi nesiskundžia. Žiūrėk, jeigu aš sėdėčiau, tai Kiek vietos galiu. kaip normalioj mašinai sėdžiu. Tomas dabar sėdė kaip normalioj mašinai, aš iš vis galiu atsigult. Bet Tomas gali net atgal pažiūrėti. Ir palyginimai, nuoj mašinai turėt matyti, kad tai viskas per viršų lipa. Mes dar galėtume lavonus 2 paguldyti. Ir paguldysim. Iki Nežinau, ar vakaro. vakar mes informavom, vienu žodžiu, vakar 7:30 nusileido Saulutė, 8 mes nuėjome parduotuvę. Ir tada išlindo vienu žodžiu Amerika. Dėl to garsėja Amerika, dėl bomžų ir narkomano. Tai realiai, kai nusileido Saulė, prasidėjo filmas Legenda. I Am Legend. Žinote filmą? Vilo Smitho, jo. Kur zombiai išlenda, kai Saulė nusileido. Realiai, tik tamsa. Mes per visą dieną matėm, suskaičiavom 2 benamį, tiek mes ir Vilniui pamatėm. Tikrai saugu buvo, Taip. nebuvo Chevrolet baisu. Pacifica. Ir tada nusileido Saulė 8, Kaip Toyota išlindo 100 benamį, žinokit. Sveiki atvykę į Gaswork parką. Kažkokie paukščiukai ganos, saulėtė šviečia, žiūri fainai. Ir visas miestas čia matysis. Vos neįkrito. Nu, kažkaip keistesnė tokia vieta. Kažkokių paukštukų čia pilna. Dar taip nesam matę, tiesiog valčių garažai. Peteriukai. Ir kokie Viduj, nes kaip ir nerašė, kad taip, bet... Varom į keltą. Mes dabar varom į keltą. Ir stovėjom labai ilgai prie šviesoforo. Nelabai. Nu, žodžiu, buvom nusiteikę 5 minučių stovėti. Ir esmė ta, kad Aistė užsimanė į tualetą ir su Ignu Bet mes ilgai laukiam, ar eiti į tualetą, ar neiti, kaip čia daryti. Ir sakėm, nu gerai, einam, tiek ilgai laukiam. Jis tik išėjo ir užsidega šalia. Ir žodžiu, pradėjom važiuoti. Galvoju, kažkur pasuksiu ir sustosiu ir palauksiu. Jau pradėjo rėkti, kur čia stovi, ką čia darai. Na jo, ir dabar ateina jie peškom. Dviese.
Sakom, susitinkam ten, kur valgyt, tada nueinam. Nu, nėra jau. Tada sako, mes prie lauko, nueinam lauko. Radom. Žiūrėkit, radom. Live transliacijai. Ir mūsų draugai. Milžiniškas šitas laivas. Pasiilgau jūsų. Pirkom biudžetiškai užkast po $7 ant poros. Kas čia yra? Kaip vadinasi? Pracets. Barau. Five Guys. Ir milkšeikai. Salted caramel pasiėmėm. Kaip tikri amerikonai, pažiūrėkit. Lietuvoj kaip iki Marius, bet čia tiltas. Pažiūrėkit, kaip yra. Gerai, kaip gražiai kalnuoja. O mano vanduo. Labai gražu. Oi, čia pakeliamas irgi šitą vietą. Situacija tokia, kad pasirodo galimai US 101 kelias yra uždarytas. Jis yra vienintelis, kuris vedė mūsų kempingą. Vienintelis. Mes tai sužinom, kad nebėra daugiau kitų kelių. Išmetė tik tada. Nes buvo daug kelių. Žinokit, šitas tai uždarytas, darykit ką nors. Man taip Google Maps įsakė. Tai va, nėra dienos be feilų. Bet važiuojam vis tiek, pažiūrėsim. Feilas, tai gal pravažiuosim. Bet štai koks dangus gražus parodė. Dangus nuostabus. Nu ką, mums navigacija rodo uždarytą kelią ir tiesos akimirką. Tai ar yra kelias, ar nėra kelio? Yra. Uhu, išsaugojom 6 valandas važiavimo atgal aplinkui. Atvykome. Bandėm ieškoti vandens, priėjom kraupę vietą. Aš įstrigus tų gerų būčių. Intiko Ką čia daro atgal? eina ieškoti toliau. Au. Nu ką. Tiesiog fanin. Nuėjom prie vandenyno, pažiūrėjom, o dabar vakarienė. Alaska. Ką matom? Taigi. Labas rytas. Labas rytas, pirmi pusryčiai. Taip. Va taip atrodo mūsų Nuostabus stalas. oras, kempingas labai fainas. Kempingas labai fainas, jau prašvito, bet kai atsikėlėm buvo dar prieblanda. Su kalakutienom, kiaušinukam, čia jau padarytas. Nu ir dar rugilės laukiame kažkokių pusryčių. Pažiūrėsime, kuo rugilė nustebins mus šį rytą. Atvažiavom į Olimpik nacionalinį parką ir kraunamės daiktus, ruošimės ir eisim į žygį. Bet dar nežinom, kokį pasiimsim centre mapą, žemėlapį ir keliausim. Pradėjom haiką. Nu, net nepavadinčiau haiką. Net nėra pusė haiko. Bet aš einu su didžiausia kuprinė, nes apdrūk reikėtų. Čia mes einam 0,8 mylios dabar. Ilgesnis haikas. 1,5 kilometro. Bet gražu, negali sakyti.
O tokie medžiai vaiduokliai apaugę samanom. Aukštas medis. Aukštas medis. Padeng. Nu, va, tiena. Labai apaugę tie medeliai. Jingle, jingle. Ėjome į dar vieną vietą. Kabalioja tie. Nu, labai didelė medukai. Tai tu atsistok, pasirodom, ko tu dėži. Nu, Atsistok, sakyk. Iki pečių, ne? Labai kietai. Bet jūs dar nieko nematėt. Jūs dar nieko nematėt. Oi, parodysim jums vėliau. Atėjom į savo viewpoint. Vandenėlis. Filtruojamės vandenį. Geri? Ar skanus vanduo? Jau tiek menukus. Ne, akmenukai tai čia neprabėgs, jeigu čia esmė yra bakterijas išfiltruoti. Visiškai vanduo kaip iš krano. Labai skanu. Gerai, vėsus. Kodėl? Tai visiems atsigerk, kad žiūrėt, ar visi tūliką suvarys. Ai, nu gerai. Bet nežinau, kad tikrai O tokį gražiais čia prie vandens, ant saulytės, tą vandenuką. Labai skanu. Kaip širdelės forma. Žiūrėkit. Žiūrėkit. Na, eik, atsistok. Parodykim dydį. Tai tokio dydžio. Vau. Tokio dydžio. Geras. Tiesiog po medžių, sakė. O, čia geras. Čia labai geras. Medis auga ant Įspūdingai medžių. atrodo. Ir taip žalia, žinokit. Buvo verta važiuoti čia 3 valandas, ne? Ne, nu tai aišku, nepamatysim. Nepamatysim tokių, tai Taip. turi ateiti. Tiesiog, kad ne haikas, bet to daugiau tai labai gražu. Bus dar bus. Bus haikas? Aš tą gubrinę ne veltui, man. Va, būtent. Savo žygius baigiam. Labai trumpas haikas, bet labai įspūdingas. Visi medžiai apaugę samanom. Vyksta fotosesijos. Rugilė fotkina Igną, Ignas fotkina Aistę, aš fotkinu Rugilę. O Aistė tupi. Nu va, staptelėjom dar vienoj vietoj, tai pažiūrėkit kokią malką. Kiek sezonų sukūrentume? Per kiek sezonų? O toks, čia transformacija vyksta. Va, ir atvykome. Kaip gražu. Važiavam ilgai ir einam dabar maudytis tarp šių didžiųjų medžių. Iš tiesų, už 10 km yra didžiausias medis, didžiausia pušis pasaulyje, kurią irgi eisim aplankyti, bet matosi, kad jos čia visos labai aukštis ir labai didelės. Va, kaip matot, net kamienas gulintis yra aukštesnis ir už Igną, ir už Rugilę, ir už Aistę, bet ne už Tomą. Tomas išplaukė kruizą. Pasiėmė štai tokį laivuką. Naujausias RAS Dar vieną vietą kleivę. 203. Ne, aš jau viskas. 2 gėrimus padaręs, nebenoriu. Sustojom vietiniai vieteliai. Ką raudona? Viskelį. Išsimaudėm, pakakojom,
Nu gerai, šitą nedės. Adėm, pakakojom. Išsimaudėm, Kojom. Esame labai miela miestukyje, parodė. Ir Kvinu. labai primena Juodkrantę. Esam prie ežero, bet ne prie jūros. Ir atvarėm prie World Record Sitka Spruce. Didžiausia pušis. Wow. Wow. Labai graži ir didelė pušis. Taigi atėjom prie didžiausio, ne aukščiausio, bet didžiausio medžio. Wow. Va toks. Didžiausia pušies, jo, ne medžio. Wow. Žiauri kietai. Taigi važiuojam, dabar yra 2:30 ir labai norim valgyti, kas sumuštinius jau valgo, o kas dar tepa sumuštinius. Toks avangardas, sakyčiau, ne? Avangardas. Turim bėdelę. Nacionaliniam parke Rainėro, kurį mes dabar važiuojam, yra realiai 5-6 normalūs kempingai ir kaip jie veikia, kas pirmas atvažiuoja, tas gauna vietą. Interneto neužsisakysi. Tai mes, kadangi mėgstam visur sustoti ir paeksplorant, mes gana vėlai atvažiuojam. Tai internetai rodo, kad dar yra kelios vietos laisvos, bet mes būsim tai už 2,5 valandos. Tai nežinau, kaip čia bus. Na, o kad dar būtų smagiau, mes esam šalia Takomos miestelio. Olimpik miestelio, atsiprašau. Esam galimai kamštį beveik užstrikę, nes mašinai labai daug. Neblogai patrodo. Nu ką, kaip ir kiekvieną vakarą, jau turim prieblandą, beveik 8. Campgroundą neturim. Jau pačekinom 0 vietų. Trečią iš intuicijos važiuojam. Dabar iš tikrųjų neturim nei interneto, neturim nei žemėlapio. Internetas pabiškai atsiranda. Ta prasme, nieko neužkrauna, iš intuicijos grinai varom. Jums gal kila klausimas, kol čia Red Roomas, kur mes esam, tai mes esam campgroundo stovėjimo aikštelė. Nes yra toks dalykas čia, kas pirmas atvažiuoja, tas gauna, mes atvažiavom paskutiniai, nieko negavom. Štai ten savo mūsų palapinės, čia naktinis režimas jungtas, aš pats nieko visiškai nematau, tai tikėkime, kad ir ten nieks nematys. Keliamės 5 tram kažkur, 6 bandom jau pakuotis ir dingti iš čia, kad mūsų nepagautų park rangeriai, nes tai yra biški nelegalu, baudos, gal net kalėjimas. Na, o kol dar ne kalėjimas, tai Tomas kepa blynus. Kai matau, sekas nekaip, nes neturim jokio riebaliuko. O gal dar normaliai? Nu, Tomas, ką moka, tai blynus kepti ir rugilę nerint. Čia toks jakutis, nelabai kas suprato. Mes tokie jau pavargę, žinot, nieko nepadarys tas gyvenimas. Sustresavę biškienas, kad negausim kur gyventi, bet čia realiai bet kur gali mėgoti. Tik tai reikia pakankamai drąsos turėti. Reikia turėti drąsos. Nu va, pirmas blynas, neprikepęs, puiku. Einam skanu. Ate. Labas rytas. Yra nauja diena. Mes atsikeliam 5 ryto, susipakavom visas palapinės ir važiuojame į haiką. Į žygį. Parodyk pavadinimą. Praėjom šitą haiką, kiek valandų? 4. 6. Čia rašo 5. 5 viduriuką, viskas gerai. Dabar yra po 6:16. Gerai. Taigi, esame haike. Priekina žygiai, atsiprašau, lietuvių kalba. Eina priekį Rugilės Tomą. Mes iš galo. Taigi, kaip sekasi, Vaidini, papasakok? Mums sekasi labai neblogai, nuėjom apie 2 kablelis. Sviruoja skaičiai, nu sakėjom 8 km. Tai kažkur 2,5 kilo nuėjom. 2,5 tai važiuoniai trečdaliukas. Į viršų užlipom irgi jau apie 300 metrų. O kiek lipsime, koks mūsų Lipsime iš viso finalinis 1000. taškas? Tai
Čia irgi galim drąsiai sakyti, kad trečdalis. Jo. Tai trečdalį haiko įveikėm. Nėra lengva, nes iš karto į kalną pradėjom lipti. Taip, buvom ką tik atsikėlę. Net roleplayus, nelabai supratau, kas Jo. Buvom ką tik atsikėlę ir iš karto reikėjo lipti į kalniuką, tai širdis užkarė. Uogytės turim. Tai va tokias uogytės valgo meškutės. Nu, eik tu. Aš stebėjau, kad mešką plūs. Taip, Ignas nori, kad aš eičiau gale. Tarsi, čia normalu? Nenori. Kokie vaizdai. Poilsėlis ant akmens. Nu, parodom. Kaip čia atrodom šiandien? Puikiai. Aistis Pičiakas. Rugilės Pičiakas. Frey. R-I-E. Tomo Pičiakas. Auksinė valanda, auksinė valanda. Auksinė valanda, auksinė valanda, auksinė valanda, auksinė valanda. Priėjom pirmą stotelę, vaizdas yra nerealus, veidelį ir paraudę. Nebuvo labai lengva, bet nebuvo žiauriai sunku. Galėtų tik širdelę geriau veikti. Dar neužlipom, dar nedžinsim. Dar pusė. Bet jau smagiau liptais posūkiukais jau. Nu, vėjai. Nebuvęs molėtose. Nenoriu. Aš ant čipsų ir guminukų šiandien gyvenu. Mums labai nedaug liko. Nuėjom daug. Miam. Dabar tą keliu į viršų. Taip. Ir jau kažkur viršus realiai bus. Žmonės jau nusileido žemyn, už mūsų dar kompanija eina viršų. Šiaip nedaug Neturėtų žmonių, būt daug žmonių. labai private haikas, man Labai atrodo. fainai, labai fainai. Ja, labai gražus. Gerai, kad... Buvo biškį nuobodu eit, kai buvo miškelis, tiesiog toks lietuviškas Dabar jau šilas. fainai. Dabar jau atsivėrė vaizdas. Ten kalnas. Aukšti medžiai, uogos, akmenys ir ten kalnas ir nėra, nes matome. Kaip jaučiamės? Gerai. Galite išimti. Tam balvonui galiu. Jis ten daro išignuojasi. O, mėlynas liežuvis. Privalgėme lygiai. Koks prakaituotas. Daugia kamienė, pušys. Arba čia daug pušų vienoje vietoje, arba... Na va, viršūnė pasiekta. Namelis matosi. Einame ilsėtis ir gražėtis vaizdu. Kaip iš čia atsiradęs kurapkas? Nu va. Tokia apžvalgos aikštelės skirtos ugniai apžiūrėti iš visų pusių, kur gaisrai buvo naudojamas iki 1990 metų. Iki kada jos pakeitė oro transportas. Anksčiau ateidavo rangeriai ir čia gyvendavo visą vasarą. Ir... Ateidavo išeidavo. Ką? Ateidavo išeidavo. Jo. O čia tas vidury skritulys yra nustatyti tikslę vietą gaisrui, kaip pamatai. Nustato koordinačių tikslumu. Ką tada? Bet panašu, kad ir dabar kartais ateina rangeriai pamiegoti, padirbti, komunikacijos. Toks vaizdas. Ir iš visų pusių nuostabus vaizdai. Ateinančius 10 metų išsiverti. Žinot, pati geriausia dalis yra apsidovanoti šokoladukus. Ir nuostabiu. Išsiverti per 10 vaizdu. metų. Pristatau jums. Tualetas. Na čia, tiesiog taip. Tiesiog toks tualetas. Lauko tualetas.
Ir čia ant kalno viršaus yra stovyklavietės irgi, kur galima miegoti. Tik tai reikia išsiimti leidimą miegoti backcountry. Taip vadinasi, kai miegi ne civilizacijoje. Aistė įkando vabalas. Bitė širšė kamanė. Dabar pirštas mėlynuoja. Todėl mes skubame žemyn. Sveiki. Bet mes su Rugile esam greito nusileidimo ekspertai, iš tikrųjų. Niekas nežinojo. Ir Rugilė taip kaip lėtai lipa į viršų, taip greitai leidžias žemyn. Vat panašiai kaip Ignas dabar. Laiktis, nu. Visi labai draugiškai ir laimingai. Aistės neišbėrė ir nenumirė. Einam į mašiną. Liko 100 metrų iki mašinos. Labai nedaug. Viskas nuostabu. Haikas žiauriai geras. Penkios valandos 42 gryno laiko. 11 PM9. Karšta. Visas nacionalinis parkas. Mes buvom čia. Lankytojų centras, suradom šitokį mėgstamiausią mano dalis patys visų nacionalinių parkų. Mano irgi. Mano dar labai mėgstama šičia pažiūrėti iškamšas. Pietus. Vynas susibraižė. Ignas maudos. Dar jis maudos? Nežinau. Žodžiu. Atrakinkit man. Tikriausiai paskutinis sustojimas Vašingtone, tai visi pamojuokit. Ate Vašingtonas! Toj kirsim Vašingtono jūros. Žiūrėkit, toks yra Vašingtono ir...